look at someone and wonder what is going on inside their head. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Labas rytas, nu ką, atsibudome 5:30, susirašėm, susipylėm kuro, viską, M-kikė atkelta, viskas sutvarkyta iš pakrešų, galą taip pat sulipdėme. Šiandien treniruočių diena, tai dirbsim visą dieną, treniruosimės, ruošimės Street Lygai ir Semi Pro. Su stritinė padanga iki pietų. Iš tikrųjų buvo labai daug lietaus, labai šlapia, tai vėl labai daug apsisukinėjau. Kol neįsėdo drifto karalius, neparodė, kaip reikia su mano mašina važiuoti, kur rankinį naudoti, kaip prisigesinti inerciją. Tai iš po jo šiek tiek pamokų, iš karto pasitaisė visi reikalai. Susirinko vyrai jau Semi Pro bolidais ir Pro lygos. Tai susidėjom Semi Pro visas padangas, visai kitas sukibimas, kitas greitis, daug greitesnė trasa. Tai dabar irgi 2 valandas susitreniravom ir dabar važiavau paskui Laimoną, labai šoko į vidų ir sukontaktavau jo duris ir abidvi traukės linko. Dabar Ovidijus keičia abidvi traukės, darysim suvedimą ir bandysim dar kelis kartus suvažiuoti. Ruošimės rytoj, įsimiegosim, gal porą alaus išgersim, nealkoholinio ir viskas, sėsim rytoj, matysim, ar čia seksis, bus gerai. Neturim suvedimo stendo, tai darysim palei programėlę iš laipsnių versim į milimetrus. Tai čia tokia naujovė, bet ponas Simonas Ivanovas moka, tai gerai, manau, kad sureguliuos. Kiek šiandien nuvažiavom, 5 valandas, ar ne? 6? Turbūt jau. 6 ir dar iš Šiaulių 4 valandas, tai 10 valandų važiavimo ir dar pusę valandos iki viešbučio, nu tai va 7 beveik valandos. What? Bro, what are you talking about, man? Tai vienu žodžiu reziumė, atsistatėm suvedimą per kiek kartų? Per 3 kokius? Per 3-4. Ir vieną kartą bandėmės, visiškai nesivaldę mašiną, radom, kad buvo linkus traukė Vairo traukės jo ir štangai irpa. Ir tada dar iš naujo suvedimą pasidarėme ir dabar kaip ir dar test drive pasidarėme vieną ratą, kaip ir valdosi, tai rytoj... Nebedaužysim? Nu, gal šiek tiek, bet gal ne tiek daug. Ir rytoj bandysim su Street Lygoj su gatvinę padangą važiuoti ir matysime, jeigu viskas valdosi, nebekišim rankų. Bet jeigu ne, tai tada... Ir Nisanų nebedaužysim. Tada Vida bus nepatenkintas ir reiks vėl reguliuoti tam tos varžtus. Labas rytas. Šiandien esam Druskininkuose, Lietuvos Street Lygos čempionate. Susimontavę padangas. Šiandieną treniruotę nuo ryto. Po pietų važiuojame kvalifikaciją ir vakare varžybos. Tai stengsimės pakliūti top 3 ir sudalyvauti poruose. Ne, bet jie... turi minį statytis iš karto. O ką jiem po to daryti? Ne, bet mes... Ne, daro. Aš manau, tai jeigu daro manžą, tiesiog atsargiau.
Nu, bet ar iš rankinės statysis, ar čia iš Mandžio iš anksčiau? Laukiame treniruočių sesiją, kažkas nuvertė blokus, nuslydo su galinė dalimi, sudaužė 2 blokus į šipulius, tai viso truks apie 15 minučių, kol paruoš mums trasą saugiai suvažiuoti. Geralda, aš suprantu, kad dabar adrenalinas, visa kita, aš nenoriu jūs trukdyti, bet pasakė taip, ne? Taip, ji pasakė taip! Sveikinam nuoširdžiai! Negu tiek. Nu ką, baigiam treniruotės prieš Street lygos kvalifikaciją, tai visiškai sausa trasa, viskas mums patogu, viskas gerai, greitis didelis ir kaip ir neblogai pasisekė suvažiuoti, tai pasakys treneris, kaip man sekėsi. Dirbinėjom pasistatymą, nes iš tikrųjų, kai buvo šlapia, tai buvo sunku nuspėti, kaip mašinos lys, ypač turint omeny, kad įsibėgėjai priešais tave blokai, tai ant šlapios dangos tu realiai bandai kuo lėčiau inicijuotis ir dabar, kai jau visiškai prasausėjo, atvirkščiai dabar smegenim reikia duoti darbo, nes tu dabar jau turi pilnų gazų įsibėgėti. Tai tą atidirbom, toliau Wi-Fi atidirbom ir realiai kol kas matau visai neblogą liniją važiavimo, tai toliau telieka didinti agresiją ir žiūrėtis, kiek dar trūksta taškelį iki 100. Stengsime suvažiuoti valą gerai, sužinosim greitai. Mano akį patraukė jo važiavimas. Manau, kad ir jūsų, o tuo tarpu Audrius Kasparas. Drift Foxas Šiauliai komanda, tikra MK, tikras EKM 6. Puikus, absoliučiai puikus šio automobilio variklio tonas. Audrius Kasparas pirmasis jo sezonas, tačiau su kiekvienomis varžybomis vis labiau tobulėjantis pilotas. Vis labiau prisijaukina šią MK. Na, muzika, manau, pakankamai aukštai. Audrius Kasparas, Šiaulių Drift Foxes. Šiauliuose per pirmąjį Street lygos etapą supylė savo automobilį, atremontavo jį ir jau po 3 savaičių buvo jau paruoštas kitam etapui, o tuo tarpu kol kas viską gražiai daro Audrius Kasparas, galime jam padėkoti aplodismentais. Audrius Kasparas, 84 skaitiniai balai antruoju važiavimu. Suvažiavom kvalifikacijos abudu važiavimus, pirmam gavau 84, norėjau pasidaryti drąsesnį, tai iš pirmo lanko persimetimo pasidariau geresnį antrą, bet vis tiek finiše truptelėjau rankinį dėl saugumo, dėl to, kad treniruotėj buvo slidu ir ten apsisukinėdavau. Tokis saugumo instinktas įsijungė ir numušiau kokį 10-12 balų, tai gavau antrų dėl 84, tai iš tikrųjų dabar top 16, esam 16, tai kaip ir pat norėjusi virš 90. Nu, bet žinau, kur galėjau drąsiau, tai dabar, kai jau važiuosiu, bandysiu drąsiau. Na, o dabar Erikas Jurkus netrukus sulauks savo oponento ir tai gali būti vienas iš 2. Ponios ir ponai, noriu pristatyti top 32 dvikovą. Justas Mizgeris ir Audrius Kasparas. Keturdurė EKM 6 versija prieš tikrą EKM 6 MK. Justas Mizgeris kvalifikavosi 13 pozicijoje, Audrius Kasparas 20. Šiandieną netgi ir 85 skaitiniai balai nebuvo tas rodiklis, kuris užtikrintų tau aukštą poziciją. Šiek tiek Audrius Kasparas buvo pasimetęs trasoje, nebuvo toks per antrąjį Wi-Fi atitaikymas iki galo. Važiuojam! Justas Mizgeris yra pasirengęs įveikti Audrių Kasparą, net nebejoju, kad Audrius, nešiodamas legendinio multiplikacinio filmo apie vaiduoklį pavardę, irgi nori skleisti apie save legendą. Ponios ir ponai, Audrius Kasparas važiuoja priekyje, Justas Mizgeris iš paskos.
Kol kas gražiai suvažiuoja šiaulietis, važiuodamas priekyje pirmąją įskaitinę ir antrąją įskaitinę clipping zonas. Čia labai pavojingai važiuoja Justas Mizgiris, vos neatsitrenkė į betoninius atitvarus. Panašu, kad šiek tiek įslysta iš trasos šono. Nekoks čeisas iš Justo Mizgirio. Ar tai gali būti šansas Audriui Kasparui dabar ir pasiųsti savo oponentą į nokautą? Klausimas įdomus, klausimas teisėjams, klausimas žiūrovams. Ir vienas ir kitas kažkur tai buvo stipresnis. Klausimas, kiek vienas ir kitas prisidirbo. Ponios ir ponaičiai, ponios ir ponai. One more time. Panašu, kad per Marytės, Onytės ir Jono plaukus galėjo nukrypti šis pergalės momentas arba į vieną ir kitą pusę. O dabar važiuojam dar į vieną. One more time. Justas Mizgiris, Audrius Kasparas. Justas važiuoja priekyje, atsistatymas. Kasparas iš paskos su M3. Atrodo gerai pristaiko Kasparas dabar prie Mizgerio. Važiuojančio priekyje, persimetimas čia ketvirtoji įskaitinė clipping zona, šiokia tokia korekcija iš Kasparo. Šiek tiek traukia rankinį, bando prisiplakti labai gerai. Čia vėlgi dar vienas toks sinchronas, kuris galbūt ne pats gražiausias, vėlgi Kasparas pasistato save į nepatogią padėtį, tuo tarpu Mizgeris naudojasi Kasparo klaida ir įvažiuoja paskutinėje dalį gerokai sklandžiau, efektyviau ir užtikrinčiau. Justui reikia prisiminti savo pastarąjį chase runą, kuris nebuvo tobulas, nebuvo geras ir tą situaciją pataisyti. Klausimas, kas daugiau susirinks persvaros taškų. Važiuojam. Justas Mizgeris seka paskui Audrių Kasparą. Užsistatymas. Antroji įskaitinė clipping zona, pakankamai sklandžiai Kasparas įveikia ją. Trečioji įskaitinė clipping zona, persimetimas kaip tik dabar. Pakankamai lėtas ir aiškus, šiek tiek užsistabdo Kasparas, kad neįsibetonuotų į betoninius atitvarus. Prilipęs Mizgeris prie Kasparo, čia pro Wi-Fi gerokai geriau suvažiuoja Mizgeris pro šį Wi-Fi negu Kasparas pirmojo važiavimo metu. Mizgeris panašu, kad dabar padaro išvadas ir šiais ranas yra gerokai geresnis negu praeitąjį kartą. Ponios ir ponai, o dabar oficialiai norime paskelbti nugalėtoją ir tai yra Justas Mizgeris, 39 startinis numeris. Kartus gavau Vomortaimą. Iš tikrųjų, tą patį bėdą finišę kontra Wi-Fi'us nepasitikėjau išleistą mašiną, nes prieš tai ant šlapio atsisukinėjau. Tai labai praradau taškų, o šiaip plius minus ir vienas ir kitas apylygiai. Aš tai buvau top 18 ir top 15. Jėgos lygios, mašinos apytiksliai greitos. Jisai buvo pranašesnis, nes drąsiau suvažiavo. Rytoj aš manau, su kibesnę padangą atsimsim, bus man daugiau pasitikėjimo, gal geriau pasiseks. Labas rytas, šiandien sekmadienis, Semi Pro lygos etapas, Lietuvos čempionatas, suvažiuos daug rimtų driverių. Bus įdomu, dideli greičiai, sakykime, gal 2 kartus greičiau negu vakar. Labas. Tai bus įdomu, iš tikrųjų, prieš rimtus driverius pasiekti, pabandyti remti, važiuoti jų tempu. Manau, kad kažkiek pasiruošę esam, o ar atlaikysim visą trasą, vienodą tempą ir sinchroną, pamatysime. Paplokit savo, kad atvažiavot, jūs šaunuoliai. Dėl trasos papasakos mūsų teisėjai, kas liečia bendros tvarkos. Šiandien turėsite mažiausiai 8 važiavimus, tai yra 2 sesijas po 4 važiavimus. Pirma sesija 4 važiavimai bus skaičiuojami. Patį pirmą važiavimą galima daryti be poros. Visus tolimesnius važiavimus tik su pora, su atstumu. Suvažiavau pirmą treniruočių sesiją, smagiai, niekam neatleidau gazą, tai 4 ratai lygiai 0 padangų, tai vadina spaudžiau. Gal pirmus 2 ratus ties pabaigą bišką atvidinėjau, po to sakė neatleisti poteris, tai spaudžiau dugną. Įsivaizduokit, dugno ateini 120 tiesiai į blokus ir turi reakcija būti milisekundės, kada šveista mašina ir pabėgti. Čia sunku papasakoti, kažkaip taip vyksta.
pasistatymę kažkaip nepajutau sukibimo ir užsinešiau ir sekė. Tai kas abidniausiai, kad ne savo mašina, ne? Skolinta. Taip, mano dar būtų kaip savo. Čia bandytum dar kalti kažką gimdyti, o dabar, žinai. Dabar jau viskas. Na nieko, pamokas. Okay. Ką pabaigiam, ką tik abudu treniruočių važiavimus ir dar davė trečią treniruočių važiavimą plus 2 ratus. Tai, sakykime, vienu kartu kaip ir geriau buvo, kitų ir visiškai pasispininom tokie ant ribos. Tai iš kokį 100% gal kokį 50% suvažiavom, ne, gerų ranų. Nebuvo visi taip kaip sviesto, žinai, patepta, bet buvo gerų. Kaip tavo vizija? Žinom, kurias vietas reikia atidirbti. Dabar lieka Audriui laikyti gazą ir pasitikėti mašiną. Kas bet kokiu atveju su laiku ateina, tik tai prie to reikia dirbti metus. Mes dirbam 6 mėnesius, tai kaip per 6 mėnesius visai neblogai, ar ne? Jo, progresas yra ir reikia tą būtinai įvertinti, nes jeigu tu nori per pirmus metus važiuoti kaip ten pro lygos driveriai, tai čia jau truputį nerealu. Tau teks įdėti valandų daug, tau daug dalykų nesigaus, bet jeigu sistemingai dirbi kaip Audrius, tai rezultatas bet kokiu atveju ateina ir jis matosi. Šiandienos tikslas pakliūti top 3-2, apie 40 su virš dalyvių, tai bent kokį 10-12 senų driverių aplenkti, tai jau būtų pasiekimas, o daugiau suvažiuoti gražius sporinius, o jeigu pasiseks, tai duok dieve, į priekį. Audrius Kasparas, šiaulietis Drift Foxes komanda. Šį sezoną per pirmąjį etapą sugebėjo sulamdyti savo automobilį, per 3 savaitės jį atgaivinti. Likęs sezonas atrodo pakankamai fantastiškai. Tikras EKM6 M3. Audrius Kasparas darė labai daug treniruočių, jam spoteriauja ir puikiai žinomas drifto pasauliui ir autosporto fanams ponaitis krebždesys. Audrius Kasparas, kaip pirmam važiavimui norisi šiek tiek daugiau agresijos. Audrius Kasparas, Drift Foxes Šiauliai, 76 įskaitiniai balai pirmo važiavimo metu. Dabar išgirdęs spoterio komentarus tikrai turėtų stengtis pagerinti. Atitaiko iniciacijoje ir 2-3 zoną taškų tikrai atidaro Audrius Kasparas. Kur kas labai gražiai dūmoja jo bolidas per vaipajų. Ir čia momentas, iš kurio nepasimoko Audrius Kasparas, daro ten pat klaidą. Atsiduria ne toje vietoje, kur norėtųsi, ir čia vėlgi bus prarasta labai daug taškų. Audrius Kasparas, 90 taškų. Kvalifikaciją pirmam gavau 7-6 ar 7-4, ne? Tai sakė daugiau agresijos pasistatymą ir užbaigimas stipresnį. Nu ką, padarėm, pasikoregavom pasistatymą, tai šovėm bekį. Važiavom gerai, padangų likutį nekeitėm, važiavom su senom, tai aš manau, va čia ir pritrūko iki 90 su virš. Bet esmė buvo atidirbta rizika, buvo surizikuota, ties to ir dirbam, tai dar kartą šlonas. Tai va, gerai, 90 su rimtais vyrais, rimtoj lygoj, pro lygoj, patenkina. Čia buvo mūsų siekiamybė, šiandien, kaip sakėm, 90 būtų su virš. Tai va, liuks. Įdomi pora, dėl to, kad čia sezono debiutantas Audrius Kasparas puikiai betobulinti savo įgūdžius. Labai geroje, galbūt netgi geriausioje savo formoje per šį sezoną yra Audrius Kasparas, dėl to, kad 8 kvalifikacinę vietą užimti sezono debiutantui Semi-Pro lygoje yra jau paraiška. Puikus įdirbis, puikus darbas, individualiai treniruočių kiekis duoda savo. Ir čia mūsų drift bendruomenės pažiba iš slaptosios pusės Dovydas Žvinakevičius Zdarovinis. Na, akivaizdžiai čia truputėlį gali būti, gali žaisti ir manau, kad žaidžia pagrindiniai techniniai aspektai. Audrius Kasparas, fantastiškas jo važiavimas, na, o gaila, kad Dovydas panašu, kad nelabai turi ką padaryti, iš esmės prieš šį pakankamai galingą ir puikiai vairuojantį pilotą. Audrius Kasparas padaro maksimalų darbą. Akivaizdžiai tiesiog kaip mokytojas mokinį ištaršo Dovydą šio važiavimo metu.
Nors ir užsipylė kuro, užsipylė per daug. Raudonos spalvos E30 prieš M3 E46. Audrius Kasparas, Drift Fox Šiauliai komandai atstovauja. Ok, užsistatymas visiškai nepavyksta Dovydui. Labai daug čia labiau primena imtynės, kai daug klaudinančių judesių, bet realaus veiksmo nelabai yra. Wow. Dabar man netgi klausimas įdomus, kokiu būdu Dovydas praėjo kvalifikaciją. Bet kokiu atveju, ačiū net ir už tokį šou Dovydas Žvinakevičius, paplokime jam. O mes be jokios abejonės sveikinam 33 numerį Audrius Kasparas. Na, faktas, 100%. Dėkojame Edvinui Savickui, fantastiškas jo užsivedimas, kaip visada, niekados nenuliūdina, o dabar čia. Audrius Kasparas iš esmės labai panašiam stiliuje kaip ir Rustam Džurabajevs. Lietuva prieš Latviją iš esmės labai panašios kvalifikacijos ir specifikacijos bolidai. Fantastiškai šiaulietis atidaro šią atkarpą, Latvijos irgi stengiasi niekur nepasimesti. Persimetimas per Wi-Fi-ų. Šiek tiek susiginčia su savo automobiliu Audrius Kasparas, tai 7 skaitinė kliping zona, bet bravo, mes turime šou. Pažiūrėkime, kasgi dabar nutiks, kai Latvis Rustams Džurabajevs ves į priekį būtent Audrių Kasparą. Na ir labai įdomi statistika tai, kad Audrius Kasparas 8 pagal kvalifikaciją, Latvis 9. Taigi galima sakyti, kad jie labai tam tikrą prasme yra vienodi. Vienodi, tik tai skirtingi tautybė. Važiuojam. Audrius Kasparas, manau, kad gali būti šiek tiek jam iššūkis sekti. Eik tu savo ir greuna kugelį Latvis. Vienaip ar kitaip dar reikės įvertinti, ar tai ne tik atitrūkusi jo galinio bamperio dalis tą padarė, bet kokiu atveju stumė savo oponentą Audrius Kasparas. Kontaktas į Latvį, negaili savo automobilio Audrius Kasparas. Pušina dar kaip aš nesu matęs Audrius Kasparas Drift Foxes. Wow! Ok, man labai įdomu, kuo baigsis ši dvikova. Girdžiu labai teisingus argumentus iš vieno iš teisėjų. Tiesą sakant, visi diskutuoja vieną ir tą pačią temą. Gerai, ponas ir ponai, turime sprendimą ir tai yra mūsų visų džiaugsmui. One more time! O čia one more time'as tarp Audriaus Kasparo ir Rustams Džurabajevs. Lietuvis važiuoja priekyje, Latvijos sportininkas iš paskos, puikus važiavimas iš Drift Foxes komandos piloto. Šiaulietis ir toliau tikrai gerina savo prestižą šiame sezone, debiutinis sezonas jam, bet panašu, kad įmestas darbas tikrai daro savo, geras persimetimas, staigesnis, gerokai persimetimas dabar būtent Audriaus Kasparo. Puikus lydranas, tačiau Latvis irgi buvo neprilygstamas. Dar kartelį komentuoju šias varžybas aš Andrius Janušauskas, teisėjauja Aurimas Vaškelis, Darius Balys ir Jakub Tarasevič važiuoja. Dabar jau lietuvis Audrius Kasparas iš paskos Rustams Džurabajevs. Latvis gerai irgi atidaro savo lydraną čia. Galbūt netgi turi didesnį pranašumą galios prasme Latvis. Atitolsta šiek tiek tolėliau nuo lietuvio. Rustams Džurabajevs, ponios ir ponai. Taigi 12 startinis numeris, broliukas iš Latvijos, Rustams Džurabajevs. Nukautuoja Audrių Kasparą ir keliauja jau į top 8. Top 16 kova buvo pakartojimas, tai pirmoji kovoji lydė suvažiavau gerai, jis pasidarė klaidų, lygtais į blokus Estas braukė, tada aš jį čeisinau,
labai aštriai, daug badžiau į kėbulą ir turbūt biškai per stipriai vienam užsimetime lupau į duris, kad man netgi buferiai su lempom pakilo į viršų, tai turbūt nuo to numinusavo, tai davė lomo taimą. Pabrėžkim tą, kad Estas be galo greitas, be galo galinga mašina pro lygos, gal plius minus dvigubai galingesnė negu mano. Tai pamatė, kad nuo manęs nepabėga, kol aš tvarkiausi į priekį, antro kartų pakartojimų jisai nuvažiavo, sudėjo naujas padangas ir pasileido slėgį. Lyga įdėlė 90 taškų, taip kaip ir suvažiavam kvalifikacijai, bet Čeise jam sekant sujutau, kad aš jo nebepavijau. Mes nebegalėjom užsidėti naujų padangų, nes jų nebeturėjom persimontavę, tai važiavam su 30% padangos, o jisai visiškai su naujom. Tai gavosi su turbo, su sukibimu, su gale, su newtonais ir ratus. Pradėjo šiaip labai netolo, iš tikrųjų per pusę korpuso tolti, bet nebegalėjau užspausti jo. Ir matomai ant taškų ir pralaimėjau. Bet, čia ta prasme lygins Estus su mumis naujokais, street driveriais ir šių metų apskritai, kaip sakau, pimpaškiukais, tai čia labai gera kova. Nežinau, patenkinti komandą labai padėjo, mechaninė zona, spoteriai, tai pagalba visą chebrą. Davai, liuksas! Tiek pagalbininkų turim, tai sakykime ir padangų montavimai ir viskas, tai labai fainiai. Ir aišku, sužadėtinė labai padėjo mūsų mechaniko, tai pasakykime ačiū, pastoviai pafilmuoja, tai va. Nu ką, viskas, susitiksim kitose varžybose, manau, kitais metais, viskas, ką galėjom, tą parodėm, geriausiai formai buvom ir iš tikrųjų tai parodėm, ką galim važiuoti. Tai va, susimatysim.